Labas! Aš šiandien sėdžiu studijoje. Aš šitoj studijoje dažniausiai sėdžiu ir rašau dainas. Šitoj studijoje aš montuoju tom dainom klipus. Kartais tai darau kitiem žmonėm. Norėjau pasidalinti vienu projektu, kuris man užtruko 1,5 metų. Nuo dainos sukūrimo iki dainos klipo išleidimo. Kažkurį vakarą man nusišypsojo laimė ir mane aplankė kūrybinės dvasios iš kito pasaulio. Ir aš parašiau 2 posmelius žodžių ir tiem žodžiams pradėjau ieškoti melodijas. Tuo metu, kai producinau šitą dainą, aš naudojau Ableton. Tai čia turiu tokį seną projektą ir jums atskirais garsiukais parodysiu, kas čia yra. Vokalinė linija. Apibūdinti sunku, kad tiksliai dabar jaučiu. Bosas. Neklauskit, kas čia. Ir viskas kartu. Apibūdinti sunku, kad tiksliai dabar jaučiu. Drasko noras garsiai šaukti, ko ir kiek galiu dar laukti. Ir visą šitą demo takelį aš nunešiau pas Faustą, kuris įrašė gyvų instrumentų. Ir padarė galutinį dainos versiją. Jau nuo pat pradžių aš jaučiau, kad šita daina yra verta dėmesio ir labai norėjau, kad jinai turėtų vizualą. Mano antroji pusė Julius savo vaizduotėje matė kur kas daugiau negu tik dainos vizualą. Jis matė istoriją ir mes nusprendėm ją įgyvendinti. Beveik visus save bei klipus mes darėm patys, aš montuoju medžiagą, Julius filmuoja, dažnu atveju rašo scenarijų. Kartais mes pasitelkiam didesnę žmonių komandą, nes iš tikrųjų nufilmuoti klipą yra nemažai reikalų. O šį kartą šovė tokia geniali idėja ir mes sugalvojom, kad šį kartą mes viską padarysim dviese. Juliaus darbas buvo aprašyti pilną išsamų scenarijų su visom scenom. Mano darbas buvo pasirūpinti filmavimo lokaciją ir outfitais. Galų galiai išaušo mūsų filmavimo diena, kuri prasidėjo tikrai gana anksti. Artūras Numsėdis man padarė Vilniuje nepriekaištingą makiažą ir mes išvažiavom į Birštoną. Filmavimo lokacija buvo liukso kambarys Ego Spa viešbutyje. 4 valandą dienos mes pradėjom filmuoti ir filmavimas tęsiasi iki pat 10 valandos ryto. Per visą tą laiką iš kambario buvom išėję vieną kartą pavalgyti. Visą kitą laiką mes visiškai hardcoreinom, mes filmavom kiekvieną įmanomą sekundę. Aš ant kablų nešiojau iš vienos vietos į kitą apšvietimo lempas, keičiausi outfitus, ruošiau rekvizitus scenom iki pat 10 valandos ryto. Na ir parą nemiegojus, neatsimenu, kada manyje buvo tiek daug nuovargio, bet kartu ir labai daug džiaugsmo. Prie klipo montavimo aš praleidau tikrai valandas. Aš visą jį nugludinau, išpuoselėjau. Žodžiu, klipo montažas yra nugludintas mano deimantas, kuriuo aš be galo džiaugiuosi ir dar labiau džiaugiuosi tuo, kad šitas projektas jau yra pabaigtas ir galų gale aš galiu jį paleisti.